kariuomenės pirmosios divizijos kariai iškilmingai vėliavos įteikimo ceremonijai išrikiuoti. Už mus pareiga būti stipriais šiandien, pareiga išsaugoti laisvą Lietuvą rytoj. Prieš metus pradėjome formuoti diviziją, atkurdami tai, kas Lietuvos karyboje jau išbandyta ir pasiteisinę istorijoje. Itin prasminga ir simboliška, kad šiandieną būtent čia Ukmergėje, mieste, menančiame 18-19 amžiaus metus suformuotas pirmasis lietuviškas divizijas, mums įteikiama dalinio vėliava. Šiandien Geležinio Vilko, Žemaitijos brigados, inžinerijos batalionas tampa sudėtinė divizijos dalimi. Per šį laiką išaugome daugiau nei 10-eriopai. Suformavome divizijos štabų ir paramos vienetų branduolį. Įtvirtinome savo istorinės šaknis ir įveikėme pirmosius technologinius iššūkius, padėjusius tvirtą pagrindą tolimesniam divizijos vystymuisi. Divizijoje tarnaujantis kariai nuosekliai stiprino savo įgūdžius bendrose treniruotėse su Jungtinių Amerikos valstijų 5 korpusu, NATO šiaurės rytų korpusu, Vokietijos 1 ir 10 divizijomis, bei JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos 28 divizija. Dalyvavome 6 sudėtingose pratybose Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Light Spirit, White Horse Arena, Griffin Lightning, Avenger Triad, Loyal Vega ir Warfighter. Šis nuoseklus darbas pelnė mums pagarbą ir lygiavertę vietą tarp sąjungininkų divizijų. Rodėme sumanumą ir atsidavimą kurdami ryšių, žvalgybos, logistikos batalionų pamatus. Sujungėme profesinės karo tarnybos karių patirtį su savanoriškos nenuolatinės karos tarnybos karių gyvenimiškomis žiniomis ir įgūdžiais atneštais iš pilietinės visuomenės. Šiandien rikiuotėje matome šias sujungtas grandis, stovinčias petinį petį. Turime reikiamas karinės žinias ir įgūdžius tęsti pradėtus darbus. Esame pasirengę priimti ir valdyti naujai įsigyjamą ginkluotę, techniką bei naujasias technologijas. Nuo bepiločių sistemų iki priemonių stiprinančių mūsų ugnies galią ir mūšio valdymą. Nuo šiandien pirmosios divizijos ženklas tampa mūsų kokybės simboliu, disciplinos, parengties ir kovinės galios standartų. Jie atpažįsta sąjungininkai, jis kelia nerimą priešininkui. Mielieji, mes, pirmosios divizijos kariai, esame pasiruošę veikti, pasirengę ginti, pasirengę nugalėti. Ačiū. Vėliavos autorius, Lietuvos kariuomenės patarėjas, dailininkas Nerijus Treinys. Laikantis tradicijų, kviečiame garbius svečius įkalti simbolinės minutės ir pasirašyti vėliavos prikalimo akte.
Ką tik įteikėme vėliavą mūsų pirmąjį divizijai. Ir tik už kelių minučių pradėsime vienetų perdavimo į divizijos pavaldumą ceremoniją. Tačiau tai nėra vien tik formalus rikiuotės veiksmas ar organizacinis pokytis. Tai aiškus sausumos pajėgų augančios galios simbolis, profesinės bendros ir kompetencijos ženklas. Ką šitas žingsnis reiškia pačiai divizijai, ką reiškia vienetams, kurie perėmė į divizijos pavaldumą ir ką reiškia mums, sausumos pajėgoms. Pirmiausia, junginių ir bataliono kariai. Jau po kelių minučių tapsite pilnaverčiais divizijos nariais. Jums tai reiškia aukštesnį koordinacijos lygį, dar didesnį bendradarbiavimą tarpusavį ir dar didesnę kovinių ginklų paramą, kurią jūs gausite, kurią matuojame kartais sėkmės. Divizijos vadovybė, jūs savo sunkių darbų ir tarnybą įrodėte, kad galite planuoti ir vykdyti operacijas divizijos lygmenyje. Sėkmingai išlaikėte egzaminą pasiekdami pirminius operacinius pajėgumus taip, kaip buvo numatyta divizijos plėtros plane. Ir štai čia, gavę vėliavą, gaunate ir vienetus. Nuo šio momento jums reikės ne tik vadovauti, bet ir įkvėpti. Ne tik reikalauti, bet ir remti. Ne tik įsakinėti, bet užtikrinti, kad tie įsakymai būtų vykdyti tam, kad mūsų krašto gynyba būtų dar stipresnė. Mums, sausumos pajėgoms, tai reiškia pakilėti dar vienu žingsniu aukščiau. Nuo šio momento mes būsime atsakingi už tai, kad divizija gebėtų vykdyti savo operacijas sausumos domene, kad gebėtų bendradarbiauti su teritorinės saugumo pajėgom, taip pat su sąjungininkais. Ir mes turėtume užtikrinti, kad tos divizijos lygmens operacijos būtų sėkmingos. Nuoširdžiai dėkoju visiems tiems, kurie iki šio momento kūrė tos vienetus, kuriuos mes perdodam į divizijos pavaldumą. Visiems darbuotojams ir kiekvienam kariui, nuo eilinio iki generolo, kurie prisidėjo, tarnavo ir įrodė savo tarnybą, ko šie vienetai verti. Be jūsų darbo, be jūsų sunkios tarnybos šiandien negalėtume žengti šito žingsnio aukštesnio lygmens link. Ačiū Jums. Rikiuote. Ramiai. Vienybė, stiprybė! Pergalė! Pirmos divizijos vyriausio puskarininkio seržanto majoro žodžiais, Algirdo Šalčiūno žodžiais. Yra tokia profesija – ginti savo tėvynę. Ir mes Lietuvos kariai, Lietuvos kariuomenė, kiekvieną dieną stiprėjam, kiekvieną dieną rodom savo pasiryžimą ginti tėvynę. Bet geležis, įranga, technika ir naujausios technologijos yra niekas, jeigu neturim parengtų karių, jeigu neturime
patriotiškų, valstybiškai nusiteikusių žmonių. Šiandien Geležinio Vilko brigada, Žemaitijos brigada, inžinerinis batalionas buvo priskirtas prie 1-osios divizijos, kuri žymi svarbų etapą Lietuvos kariuomenės raidoje. Tai svarbus ne tik simbolinis veiksmas, bet ir žymi rimtą gebėjimą veikti greitai, koordinuotai ir efektyviai. Paskutinės pratybos Vokietijoje parodė, kad divizijos štabas geba planuoti ir vykdyti operaciją savarankiškai, integruoti divizijos įgalintojus ir sąveikaudamas su sąjungininkus korpuso sudėtyje. Buvo daug skepticizmų, gal jo dar ir išlieka, ar mes sugebėsime visą tai įvykdyti. Tačiau jūs šiandien esate liudininkai, kad jeigu yra ryžtas ir valia, viską galim padaryti, viską galim nugalėti. Todėl ir šios kovinės vėliavos įteikimas šiandien tai įpareigojimas. Ginti, veikti, jeigu reikės kovoti iki galo, todėl linkiu stiprybės, vienybės, ryžto vykdant šią misiją. I would also like to sincerely thank to all our allies who contribute to this important stage of development of the Lithuanian Armed Forces. Especially and personally, I would like to thank Lieutenant General Charles Constanza and Lieutenant General Darius Pariuk, who is not present today, but I would like to give the best wishes to him. Multinational Colonel Northeast leadership, who let us participate in different kinds of exercises and to help us to develop our division. Also, I would like to thank Major General Michael Warshaider for his mentorship every day, and also for the good relationship and keeping good standard, which is already developed, and we transfer them from Pennsylvania National Guard, also our sisters and brothers in US. Taigi daug kas padaryta, bet mes esame tik tai pusiaukeliai. Pasiritojam rankoves, dirbam kiekvieną dieną, sunkiai, kol pasieksim tas, kas užsibrėžta. Ačiū jums visiems, mūsų jėga vienybė.